Aš manau, kad LMS tai yra kažkokia suaugusių žmonių politikų grupė, kur ten priema visokius politinius sprendimus. Aš irgi manau, kad tai yra politikai, kurie užima gan aukštą poziciją mūsų visuomenėje. Na, visų pirma, tai Lietuvos moksleivių sąjunga nėra suaugusių žmonių grupė. Lietuvos moksleivių sąjungoje veikia moksleiviai su labai retomis išimtimis. Ir aš manau, kad būtų teisinga sakyti, kad Lietuvos moksleivių sąjunga užsiema politiką. Tai politika yra bet kokie bendri reikalai ir taip mes atstovavome moksleivius ir jų poreikius, kai kalbame apie bendrus reikalus. Bet Lietuvos moksleivių sąjunga yra nevyriausybinė ir savanoriška, nepelno siekianti jaunimo organizacija. Tai yra labai svarbu ir manau, kad labai skiriasi nuo atsakymo, kuris buvo pateiktas. Tai aš manau, kad LMS yra ganėtinai plačiai paplitusi organizacija, tai aš sakyčiau gal 39. Aš kaip tik manau, kad LMS nėra labai paplitusi organizacija, tai bus kokių 15. Lietuvos moksleivių sąjunga jau daugiau negu metus nebevienija mokinių savivaldų, mes vienijame narius. Narių šiuo metu turime 228 pagal naujausius duomenis, o padalinių turime 42 ir kartu dar turime naujai besikuriančių padalinių. Aš tai esu girdėjusi, kad ten aukščiausią valdžią turi ministras pirmininkas ir taip pat yra ir įstatymų leidžiamoji. O tai gal prie valdymo prisideda ir keli savivaldybių atstovai? Aš asmeniškai labai apsidžiaugčiau, jeigu Lietuvos moksleivių sąjunga būtų įstatymų leidžiamoji valdžia. Deja, taip nėra ir Lietuvos moksleivių sąjunga, kad ir kaip malonu, bet nevadovauja ministras pirmininkas. Lietuvos moksleivių sąjungos struktūra yra labai paprasta. Pagrindinis aukščiausia galią ir įtaką turintis organas tai yra asamblėja, o asamblėja tai yra nariai, narių susirinkimas. Tai turime vieną eilinę asamblėją, turime vieną neeilinę asamblėją per metus reguliariai, jeigu būna poreikis, turime daugiau neeilinių. Ir tai yra tai, kas yra aukščiausia valdžia Lietuvos moksleivių sąjungoje. Bet to dažnai yra prezidentas ir valdyba, kurie priiminėja sprendimus tarp asamblėjų. Yra taryba, kuri yra padalinių pirmininkai, dirba su savo savanorių komandomis ir yra LMS nacionalinis biuras, kuris padeda LMS prezidentui atlikti savo funkcijas. Tai tik tai tiek. Manau, asamblėja vyksta nuo nepriklausomybės atkūrimo, tai sakyčiau būtų 35 asamblėja. Aš tai manau, kad vyksta 4 kartus į metus ir čia būtų 80-oji. Na, iš tikrųjų, tai asamblėjos Lietuvos moksleivių sąjungoje vyksta reguliariai 2 kartus per metus, tai viena eilinė, kita neeilinė. Ir tai būtų 38 Lietuvos moksleivių sąjungos asamblėja. Manau, kad svarstysim naują Lietuvos konstituciją ir kelio eismo taisyklės. Aš tai manau, kad bus diskutuojama dėl naujo LMS logotipo ir taip pat LMS įstatų bei pateikti rekomendaciniai mokinių tarybos nuostatai. Taip, tai išties Lietuvos moksleivių sąjungos asamblėjoje šioje bus renkama revizija, kartu bus tvirtinami organizacijos įstatai bei rekomendacinių mokinių tarybų nuostatai. Bus tvirtinamas organizacijos logotipas, bet dėja Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos kandidatų į šią asamblėją neatsirado, tad valdybos rinkimų nebus. Tai visų pirma džiaugiamės, kad mūsų toks gausus būrys yra tarsi viena didelė šeima, kurie visi jaučiasi gerbiami ir saugus ir taip pat praleidžiame gan nemažą laiko dalį kartu. Taip pat mes aktyviai vykdome vadovų klubus, rengiame mokinių savivaldų konferencijas ir žinoma džiaugiamės, kad kartu su Lietuvos moksleivių sąjungos Kėdainių padaliniu surengėme 23 metų vasaros forumą. Taip, Jonavos padalinys išties yra dalis šeimos. Labai džiugu, kad padalinys aktyviai veikia ir tęsia veiklas, kartu ir nacionaliniu lygmeniu organizuoja renginius. Tad norėčiau tarti jums iki pasimatymo ir susitikime birželio 21 dieną Jonavoje. Iki! Susitinkam birželio 21 dieną!